70% imuniteto gyvena žarnyne. Mokslas vis dažniau patvirtina, didžioji dalis imuninės sistemos ląstelių yra virškinimo trakte. Sveikas žarnynas padeda organizmui kovoti su infekcijomis, reguliuoti uždegiminius procesus, pasisavinti maistinės medžiagas, palaikyti energijos lygį. Todėl rūpinimasis žarnynu yra vienas svarbiausių žingsnių stiprinant imunitetą ir aktyvuojant savigydą. Kviečiame klausyti straipsnio Kūno restartas, kaip imunitetas įjungia savigydos mechanizmą. Straipsnį parengė naturopatė, sveikos gyvensenos praktikė Vida Dabkuvienė. Imunitetas mūsų vidinė apsaugos ir atsinaujinimo sistema. Šiandien ši mintis tampa dar aktualesnė. Šiuolaikinis gyvenimo būdas labai skiriasi nuo to, kaip žmonės gyveno prieš 30-50 metų. Aplink mus daugiau taršos, sintetinės chemijos, perdirbto maisto, streso. Kvėpuojame miesto oru, kasdien naudojame buitinę chemiją, kosmetiką, susidurėme su įvairiais toksinais. Visa tai veikia mūsų organizmą, ypač imuninę sistemą. Tačiau gera žinia ta, kad žmogaus kūnas turi galingą gebėjimą atsinaujinti ir save gydyti. Šį procesą galima palyginti su restartu, kai organizmas vėl pradeda veikti taip, kaip buvo sukurta gamtos. Būtent imuninė sistema yra pagrindinis šio proceso variklis. Imuninės sistemos būklę lemia du pagrindiniai veiksniai – tai paveldimumas ir gyvenimo būdas. Paveldimumo pakeisti negalime, tačiau gyvenimo būdą galime. Imuniteto stiprumą lemia kraujo sudėtis, baltųjų kraujo kūnelių leukocitų kiekis ir jų efektyvumas. Tačiau šių ląstelių veikla labai priklauso nuo to, kaip mes gyvename, ką valgome ir kaip veikia mūsų virškinimo sistema. Neatsitiktinai vis dažniau sakoma, kad imuniteto centras yra žarnynas. Žmogaus žarnynas tai sudėtinga ir gyva ekosistema. Joje gyvena milijardai bakterijų, kurios padeda virškinti maistą, reguliuoti medžiagų apykaitą, saugoti organizmą nuo patogenų. Per žarnyno sieneles į kraują patenka visos maistinės medžiagos. Žarnyno paviršius yra milžiniškas, jo plotas gali siekti daugiau nei 100 kvadratinių metrų. Būtent čia yra didelė dalis imuninės sistemos ląstelių. Todėl maisto kokybė tampa ypač svarbi. Kūnas veikia panašiai kaip automobilis. Jei į kuro baką pilame netinkamą kurą, variklis neveiks sklandžiai. Virškinimo sistema yra viena svarbiausių organizmo sistemų. Ji priima maistą, jį suskaido, transformuoja ir leidžia organizmui pasisavinti energiją. Virškinimo kelionė organizme prasideda burnoje. Kramtant, maistas sudrėkinamas seilėmis, pradeda skaidytis angliavandenį ir formuojasi kąsnis. Toliau maistas keliauja stemple į skrandį, kur jį veikia skrandžio sultys. Čia vyksta intensyvus maišymas ir skaidymas. Skrandžio rūgštingumas turi didelę reikšmę daugeliui organizmo procesų. Jei šis balansas sutrinka, gali pradėti vystytis įvairūs sveikatos sutrikimai. Vėliau į procesą įsijungia kepenys ir tulžies pūslė ir kasa. Tulžis ir kasos fermentai padeda skaidyti riebalus, baltymus ir angliavandenius. Vėliau maistas keliauja per plonąją žarną, kur vyksta aktyvus maistinių medžiagų įsisavinimas ir galiausiai į storąją žarną, kur susidaro išmatos ir absorbuojamas vanduo bei mineralai. Visas šis procesas veikia kaip suderinta sistema, kur kiekvienas organas perduoda estafetę kitam. Tulžies pūslė dažnai laikoma tik nedideliu organu, tačiau jos vaidmuo organizme labai svarbus. Tulžis atlieka kelias svarbias funkcijas. Tai virškinimo reguliavimas, ji padeda skaidyti riebalus ir užtikrinti tinkamą virškinimą. Toliau maistinių medžiagų pasisavinimas. Tulžies dėka organizmas gali įsisavinti vitaminus, riebalų rūgštis ir mikroelementus. Ir žarnyno mikrobiomos palaikymas. Tulžis padeda palaikyti sveiką bakterijų balansą žarnyne. Jeigu tulžies tekėjimas sutrinka, gali atsirasti įvairių problemų. Blogas maistinių medžiagų įsisavinimas, mažakraujystė, energijos trūkumas, svorio svyravimai, odos problemos. Kartais žmonės sportuoja, tačiau negali priaugti raumenų masės arba priešingai pradeda netikėtai mesti svorį.
Tai gali būti susijęs su tuo, kad organizmas tiesiog nepasisavina maistinių medžiagų. Įdomu tai, kad tulžies pūslės veikla glaudžiai susijusi su nervų sistema. Kai žmogus patiria daug streso, atsiranda spazmai, kurie gali sutrikdyti tulžies nutekėjimą. Todėl sveikata priklauso ne tik nuo mitybos ar genetikos, bet ir nuo mūsų emocinės būklės. Ne veltui kai kurie žmonės pastebi, kad streso metu atsiranda virškinimo problemos, pilvo diskomfortas, energijos trūkumas. Todėl dirbti reikia ne tik su mityba, bet ir su vidinė būsena. Kai pageriname virškinimą, atstatome mikrobiomą ir sumažiname stresą, organizmas pradeda veikti visai kitaip. Imuninė sistema aktyvuoja savigydos mechanizmus. Tai yra, mažina uždegiminius procesus, gerina energijos gamybą, padeda ląstelėms atsinaujinti, stiprina apsaugą nuo infekcijų. Tai ir yra tikrasis organizmo restartas. Kartais jam nereikia sudėtingų procedūrų, pakanka atkurti natūralią organizmo pusiausvyrą. Kai virškinimo sistema veikia sklandžiai, organizmas pats pradeda atsinaujinti. Štai keli paprasti būdai palaikyti tulžies ir virškinimo veiklą. Vienas iš šių būdų tai šildomos pagalvėlės procedūra. Ryte galima 20-30 minučių pagulėti ant dešiniojo šono, po šonkauliais pasidėjus šiltą pagalvėlę ar šilto vandens butelį. Tai gali padėti pagerinti tulžies tekėjimą ir virškinimą. Taip pat labai vertinga fitoterapija, vaistažolių naudojimas. Tulžies pūslės veiklai gali padėti vaistažolių mišinys iš medetkų, ramunėlių, kiaulpienių, pipirmėčių, jonažolės. Šios žolelės padeda gerinti tulžies tekėjimą, mažina spazmus, padeda palaikyti kepenų veiklą ir gerinti virškinimą. Paprastai tokie kursai gali būti naudojami profilaktiškai kartą ar 2 per metus. Taip pat labai svarbus kvėpavimas ir diafragma. Tai dar vienas svarbus veiksnys, kai diafragma yra raumuo, skiriantis krūtinės ir pilvo ertmes. Kai ji įsitempusi dėl streso, gali sutrikti ir virškinimo organų veikla. Paprasta praktika tai pilvinis kvėpavimas. Atsisėdus tiesia nugara, lėtai kvėpuojama per nosį į pilvą. Įkvepiant pilvas išsiplečia, iškvepiant susitraukia. Šis kvėpavimas padeda atsipalaiduoti diafragmai, mažinti spazmus, pagerinti virškinimo organo veiklą. Šiandien internete gausu įvairių patarimų nuo aliejų gėrimo iki agresyvių detoksikacijos metodų. Tačiau kai kurie metodai gali būti pavojingi. Pavyzdžiui, jei žmogus turi tulžies akmenų, stiprus tulžies išsiskyrimą skatinantys metodai gali sukelti komplikacijų. Todėl svarbiausia laikytis principo – dirbti su ligos priežastimi, o ne tik su simptomais. Taigi žalingi patarimai iš interneto gali būti jų daugybė ir daugeliu žmonių atliekama procedūra geriant aliejų, ypač tuščiu skrandžiu, kai kuriais momentais gali būti pavojinga. Pajudėjusi teršalų masė ar akmuo gali užkimšti tulžies lataką. Todėl čia taip pat yra toks įdomus priminimas visiems, kuriems padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje. Patariu pradėti dirbti su kepenimis, žiūrėti į galimas patologijas, kur jų priežastis, nes reikia rasti ligos šaknį. Tada galėsime suprasti, kodėl šis parametras nukrypo. Daug problemų kyla užsiemant savigydą. Ko tik nesigriebėme nuo nekontroliuojamų priešmikrobinių ir priešvirusinių vaistų vartojimo iki savarankiško kontraceptinių ar nekenksmingų maisto papildų rinkimuose. Žmogus, kuris užsiema prevenciją ir stebi save, gyvens daug kartų kokybiškesnį gyvenimą ir įvykdys savo svarbiausią tikslą. Nes aš manau, kad svarbu gyventi kokybišką gyvenimą ir siekti savo tikslų. Jūsų tikslas gali būti įgyvendintas tik tada, kai esate geros sveikatos ir sveikata rūpinatės kokybiškai. Taigi, ką daryti žmonėms, kuriems tulžies pūslė jau pašalinta? Šioje vietoje per daug kažko padaryti negalime. Negalime prikelti organų.
Tačiau reikia suprasti, jei žmogus nebeturi tulžies pūslės, tulžis pradeda nuolat tekėti į 12-pirštę žarną. Tulžies pūslė tai maišelis, kuriame kaupiasi ir koncentruojasi tulžis. Be pūslės tulžis nuolat varva. Žinoma, tai nėra gerai, bet stebėjimai rodo, kad žmogaus kūnas prisitaiko. Atkreipkite dėmesį į gleivinės priežiūrą ir žarnyno būklę, nes nuolatinis tulžies tekėjimas dažnai turi neigiamą poveikį. Rekomenduoju pagerti maisto papildus, kurie atkuria ir gydo gleivinę. Labai svarbu reguliariai naudoti probiotikus, skaidulas, bifido bei laktobakterijas, nes turint prastą mikroflorą, jai reikia pagalbos. Tai reiškia, kad reikės daugiau vartoti maisto papildų, sveikesnės mitybos rekomendacijų. Vengti aštrių prieskonių ir alkoholio, kurie pažeidžia gleivinę. Ryšys tarp gero tulžies tekėjimo ir cholesterolio yra glaudus, jie tarpusavėje susiję. Pirma, reikia prisiminti, kad tulžies pūslės problema siejama su nervų sistema. Ir čia reikia dirbti su savo vidinė dvasinė būsena. Kažkas dirbs per meditaciją, maldą, teisingas integruotas ir idealias idėjas, miegą, teisingą poilsį. Dirbdamas su psichologu per praktikas, žmogus dirba su vidiniu pasauliu, su stresu. Antra, žmogus pakeičia mitybą, tai jau antras pagrindinis raktas į tulžies pūslės sveikatą. Trečia, atlikite pratimus ir procedūras, kuriuos rekomendavau. Ketvirta, kruopščiai atrinkite maisto papildus, vaistažolių preparatus ir žoleles. Būtini fitokomponentai. Kai pradedame visus šiuos dalykus derinti į vieną kompleksą, tada ir pasiekiame sveikatą. Cholesterolio kiekis pakyla reaguojant į uždegiminį procesą. Jis gali būti žarnyne, skrandyje, kasoje, sąnariuose. Svarbu rasti uždegimą ir jį gydyti. Klausėtės straipsnio, kurį parengė naturopatė, sveikos gyvensenos specialistė Vida Dabkuvienė.